Labas visiems, aš esu Danila, čia yra Deividas. Labas, labas. Mes abu esam kultūrizmo atletai, entuziastai, treneriai. Ir šiandien norėsim pašnekėti apie kultūrizmą Lietuvoje. Kultūrizmo pasaulyje taip pat kas vyksta, nes iš tikrųjų norim pradėti tokį projektą, kadangi matom nelabai Lietuvoje, kas apie tai iš vis šneka, o sportuojančių tikrai vis daugėja, edukacijos norisi vis daugiau, informacijos srautas didžiulis, tai tiesiog nusprendėm pasidalinti savo patirtim, savo žiniomis. Tai kadangi esam kultūrizmo entuziastai, sportininkais tikrai savęs dar nelaikom, mano manimu, bent jau nežinau, kaip pas tave, Danila, tai... Aš dar neturiu tiek daug patirties. Tai va, aš irgi. Dalyvavęs tik vienuose varžybose, tai buvo prieš 2 metus Lietuvoje. Esu laimėjęs kultūrizmą, klasikinėme užėmiau. Iš tikrųjų jau nepamenu, ar 5 ar 6 vietą, tikrai nepasisekė. Bet čia IVB federacija, ar ne? IVB federacija, tai nekomentuosim gal. Jo, gal viešai. Ten nėra daug apie ką kalbėti. Nu, tai va. Tai, o aš taip pat IVB federaciją sudalyvavęs, bet aš gerokai seniau. Tai nėra taip stipriai seniai, čia vėlgi buvo 2021 metais, tai čia prieš 4 metus. Tai irgi dalyvavau klasikiniam kultūrizme. Tai užėmiau 3 vietą iš 3 dalyvių. Tai manau viskas ten aišku buvo. Tai ta mano kultūrizmo patirtis, kultūrizmo kelias toks buvo, sakyčiau, toks, nepasakyčiau, kad buvo tuo metu labai rimtas. Aišku, tikrai esu be galo dėkingas savo pirmam treneriui, su kuriuo aš susipažinau ir mane nusprendė ruošti varžymus visiškai nemokamai. Tai linkėjimai Linui. Tai yra pagarba. Taip, bet sakykime taip, kadangi aš norėjau tobulėti ir augti, norėjau iškoti kito specialisto, tai su laiku nusprendžiau po varžybų, kad šitas kelias yra mano, man jis labai patinka ir kol kas man tikrai patinka, nežinau kiek dar laiko patiks, savo kažkokių ribų nenusistatau, bet tiesiog tuo gyvenu ir darau, tai šiai dienai dirbam tiek aš, tiek Danilas su Ovidijumi Ringiu, kuris bent jau mano manimu yra vienas geriausių trenerių Lietuvoje. Vienareikšmiškai sutinku. Tai va, kuris tikrai žiūri į sveikatą ne kaip vieną tašką, o visą visumą. Tai žiūri tą psichologinę sveikatą, fizinę sveikatą, hormonų žarnyną, treniruočių planą. Žiūri kiekvieną dalyką labai individualiai ir detaliai, iki didžiausių smulkmenų. Ten alkūnės palenkimas ir panašiai. Tai kai mes esame abu treneriai, tai noris to tikrai gero specialisto šalia. Tai čia taip pat patarimas visiems pradedam sportuoti, tai visada žiūrėkite į trenerio kompetencijas, o ne kiek jis turi follower Instagram'e, ar kokiais tiesiog yra formą padaręs. Nes jeigu žmogus ten vieną kartą dalyvavo varžybose, ar ten kažką šneka ir gydo, tai nereiškia būtinai ir jis yra geras treneris. Geras treneris, kuris dalinas rezultatais, geras treneris, kuris tai rodo darbais, o ne šnekom. Tai Ovidijus yra tikrai vienas tų žmonių ir aš visą galvą lenkiu prieš jį ir be galo su jam dėkingas, nes padėjo daug nueiti. Vienareikšmiškai sutinku su Deividu, pats pradėjau su Ovidijum dirbti kaip tik po paskutinių varžybų pabaigos. Jau žinojau, kad pradėsiu dirbti su Ovidijum, kaip tik Deividas parekomendavo Ovidijų, tai ačiū ir jam už tai. Kol kas esu labai patenkintas darbu ir progresu, kurio pavyko pasiekti su Ovidijaus pagalba ir tikiuosi ateinantį pavasarį parodysim ties kom dirbam. Tai Danila iš tikrųjų tiek daug nepakalbėjo, tai jis yra natūralaus kultūrizmo atstovas. Taip, tikrai nepaminėjom tą, kad aš esu natūralaus kultūrizmo atstovas, tas vienintelis gal išlygęs. Ne, pas mus komandų daugiau yra. Pas mus komandų yra iš tikrųjų daugiau, irgi nepaminėjom, kad mes esam kaip ir komanda, tai yra Rino timas Ovidijaus ir iš komandos aš asmeniškai gal pažįstu tik 2 natūralus. Tai Žygis. Nežinau kaip tai Žygis. Tai Žygis, tai yra Žygimantas Prancūlis. Tikrai rekomenduoju visiems pasiekti šį jaunuolį. Tikrai jaunas frikas ir potencialą turi labai. Tikrai, tasme, kiek jam buvo? 21 metų? Jam yra 4, jis yra mano metų. Aisto metų. Jo, jis yra mano metų tikrai ir jis taip pat yra natūralas, bet iš formos atžvilgių ir iš perspektyvos atžvilgių, tai aš manau... Toliais, labai toliais. Toliais, tikrai toliais. Kosmosas. Ir jokingiausia tai, kad
Jis kojas tik nesiniai pradėjo daryti. Ar ten prieš 2 metus? Taip, tai kaip supratau, Žygis atėjo iš kalistenikos. Jo, street workouteris, ten tie, kuris ant turnų, kur ten raitos. Ir kaip ir visi kiti mes pasido į kultūrizmą ir dabar irgi ruošiasi pavasario sezonai. Regis jo, tai jau plačiau pakalbėsim apie kitose laidose. Tai iš tikrųjų, tai būtent per šias laidas aptarsim tikrai daug sportininkų, nes Lietuvoje daug yra tikrai kultūristų, jūs net įsivaizduojate, kiek yra daug. Tasme daug, nėra kad šimtais, bet dažnai žmonės tiesiog nežino ir nesupranta. Tai tikrai tų veidų ir tokių, kurie turi potencialą didžiulį, yra be galo daug. Na, tai šiai dieną turbūt vienas žinomiausių turbūt yra jaunuolis, tai Albertas Krinickis, kurį turbūt kas, bent jau daugiau mažiau seka fitneso industriją, tai tikrai žino šitą vardą, Lietuvoje gal mažiau, bet užsienyje jį visi žino, jį visi apie jį kalba, jis toksai daugiausiai aptariamas turbūt yra per, kaip čia sakyti, sportininkas, aš vadinčiau tikrai sportininku, frikiškas sportininkas, kiek jam blogai, 19-20? Jam yra 19. Asmeniškai, kas man patinka jame, tai jis yra dar tas vaikis, kuris iš tikrųjų myli sportą ir iš tikrųjų labai pasinešęs ant sporto, nes šiame pasaulyje ir dabar yra labai išpopuliarėję, visi labai nori to populiarumo ir kuo greičiau pasiekti kažką ir pabandyti ant to uždirbti, bet prarandam tą patį meilės šiam sportui. Aš kiek dabar laiko sporte? 4 metų, man jau neklystu. Kiek metų sporte? Man labai nedaug. Nedaug. Nuo 15, man atrodo. Tai va, jam 19 metų, žmogus 4 metai sporte, 2 metai kultūrizme ir jis kosmiškai greit užaugo. Jis yra frikas ir visi šneka apie, kad jis tikrai tų metų tikrai pateks Olimpiją. Aš tikrai jam linkiu didžiausias sėkmės, nes atsiprašant, nes nori keiktis, bet tikrai vaikis tai turi nežmonišką potencialą ir tokių daugėja, tikrai daugėja. Daugėja, taip. Tai dabar taip pat yra, ten, man atrodo, dabar neklystu, koks ten dabar tas vaikis, irgi taip pat. Jo draugas. Jo draugelis, jo. Kostas, jo, irgi man atrodo, 25 gimimo. 25 metų gimimo irgi vaikis. Nelabai daug apie ką jį... Ką žinom, bet ką matėm iš medijos, tai... Nelabai irgi žinok, mačiau porą gal reelsų. Bambizas, kaip reikiant. Irgi vaikis atrodo labai įspūdingai, nežinau jo planų, ar planuos dalyvauti varžybose. Aš tikiuosi, kad Kostas lips. Savęs, bet tikrai būtų įdomu pamatyti jį scenoje. Tikrai jisai, blema, baisiai didžiulis. Tai atrodo masyviai. Jaunas, didelių sąnarių, didžiulės rankos, pečiai geri, bent jau man. Tai dabar tą formą pasižiūrėti reikia, aš aišku labai daug nežinau apie jį. Jo. Aš irgi matai nelabai žinau, nematai... Sakau, bet jisai kultūrizmą ar klasikos lips, ar tu nežinai? Aš nežinau apskritai, ar jis lips. Nebendravau su juo, nes šiaip jisai... tikrai negaliu pakomentuoti dabar. Nes jis ir ten galėtų šiaip, bet jaučiu turbūt į kultūrizmą gal labiau tiktų. Ką tu manai, Daniela, pakomentuok, žinai, aš tai nežinau, tu daugiau domiesi kultūrizmu. Iš dabartinės formos, tai jis man daugiau į klasiką tai man panašus. Irgi klasika panašus. Bet man augimo faktorių tikrai turi didžiulį. Iš augimo faktoriaus ir iš potencialo, tai manau irgi kaip Albertas daugiau realizuotų save bodybuilding'e. Bet kol kas tai klasikui, tai jis tikrai puikiai tinka. Taip. Puikiai tinka. Matau tikrai pečiai geri, labai krūtinė tokia biškiai suspausta, kaip pas mane, bet viršus, wow, kojas gerulės matau. Belio kokias. Tai big boy. Tai tokių tikrai daugėja. Taip. Dar vienas, man atrodo, dabar yra, kaip tas, Karolis? Ne Linkevičius, kažkoks kitas yra. Bet Linkevičius gal irgi esate žinoję tokį Karą Linkevičius, irgi vienu momentu po sprogęs socialinė erdvėjai vaikis turėjo bičas, sakykime, jau didžiulį potencialą. Jis vienintelis Lietuvoje, apart Džūro, po daug metų pasiekė absoliutaus kultūrizmo čempioną pasaulio, ar ne? Jo, Santos Suzanai. IFBB federacijai. Bet po to jis metė karjerą, tiesiog dėl asmeninių priežasčių.
Tiesiog. Tai mes per daug kažko Jo. ten ir nežinom, bet aš tik žinau, kiek žinau, jam sekasi gerai. Tai Va, jeigu kas pergyvena dėl Karolio, tai Viskas jam gerai. Jam yra viskas gerai, žmogus mėgausi tikrai gyvenimu ir gyvena gerą gyvenimą. Tai va, o iš tokių turbūt vilkų šiai dienai, to tokios kaip ir, tai kaip ir naujienos, tai neseniausiai prasidėjo pasiruošimas, kaip mačiau, pas Vilių Sosnovskį. Vilius Sosnovskis pradėjo ruoštis Jo, varžybom. tai turim pro atletą Vilių Sosnovskį, vienas iš nedaugelio, kuris turi pro kortą Lietuvoje. Taip pat didžiulis, tai yra Krinickio treneris. Jo, jeigu kas nežino, tai Vilius yra Alberto Krinickio treneris. Ir Dauguma šiaip klausia, kas treniruoja Albertą, tai Albertą treniruoja Viliukas. tai Vilius didelis vyras, labai, jis irgi daug metų, šiaip daug metų sportas toks jau vilkas. Jis jau daug. Jo, tai kiek mačiau pastarom fotkiam, tai labai padidėjęs pastarom varžybą. Jo. Tai tikrai tos silpnos vietos, pas kurį buvo silpnos, tikrai mažėja. Aišku, jis turi tas didžiulės kojas baisiai. Jis turbūt mažai daro. Kojas tai Tai wow. Mažai kojų daro, tai jau pasisekėm su tom kojom. Kojas tai tikrai wow. Tai atrodo tikrai ir saičiastas pagerėjęs, nors aišku, jam kurtinės trūksta, pasitas toje kurtinėje biški flat yra iš savęs. Matosi tokia. Jo, bet turi nėra babli to. Jo, jis toks įvaizdžio. jis toks labiau kvadratukas yra. Taip. Bet tos kojos labai geras pas jį. Man tikrai Maus Mosk yra labai neblogas pas jį. Midsekstionas labai gražus. Jeigu kas nežino, tai Viliaus treneris yra Martinas Winstonas, tai yra specialistas iš Jungtinės karalystės. Vienas turbūt iš topinių specialistų Jungtiniai karalystiai pasakyčiau. Topinis, jis tai, geras? Tikrai geras, tikrai turi gerų atletų, turi ir labai daug pro atletų, kurie tikrai užima aukštas vietas pro varžybose. Tai irgi, kam įdomu, tikrai pažiūrėkite, kas yra toks Martinas ir jo atletus. O Viliukas... Nežinai, kokiam varžybom ruošiasi? Dabar neįsivaizduoju. Tai aš irgi neįsivaizduoju iš tikrųjų. Gal Lenkus kokios, aš nežinau. Aš kokiam varžybom Viliukas ruošiasi. Kokias prokortos, kas dabar čia dabar artėja. Nu, aš irgi visiškai neįsivaizduoju. Ovidijus yra tas žmogus, kurio darbo etika yra tiesiog pavyzdinė. Dauguma, kas gal nežino, mes su Deividu daugiau asmeniškai jau žinom Ovidijų, tai jis yra tiesiog darbo etikos pavyzdys. Žmogus nesiskundžia, žmogus tiesiog daro ir aš labai tikiu, kad Ovidijus Rovis labai tikrai daug ką gali pasiekti bodybuilding'e, tai tikrai irgi pasiekit ir palaikykit. Ypatingai informacijos prasme, iš tikrųjų. Taip, tai iš informacijos prasme, kas esat nauji sporte, arba kažkas norit sužinoti daugiau apie bodybuildingą, arba apie mitybą, apie viską. Realiai viską. Tai dažnai pasibūna labai įdomus Q&A. Tikrai galite nepraleisti, mūsų labai įdomus klausimai. Jo. Kur tikrai jisai, sakykime, dalina nemokamos informacijos, kur jinai iš esmės labai vertinga, kur žmonės moka realius pinigus. Taip. Tai tas tai čia vienareikšmiškai. Judant prie tos temos, tai... Masinė prasme, kokia svarba? Taip. Nu tai čia vėlgi, aš pradėčiau nuo disciplinos. Tasme, ar tu esi auginime, ar tu esi dietoje, bet kaip pavyzdys Ovidijus, kuris yra būtent etikos pavyzdys, kad tu nesiskūni, tu darai, nori, nenori ir lygiai taip pat masės auginime tu turi daryti. Tasme, ne visada bus tikrai tų dienų, kur tu norėsi valgyti. Aišku, vėlgi, ten maks, bent jau per prievartą negali lysto maistą, jeigu jis nevirškina, čia irgi nėra gerai, bet tikrai ne visada jis su pačiu didžiausiu noru tu įvalgai, žinai, tai kartais truputėlį pakimštą maistą tu turi, jeigu nori tikrai to maksimalaus progreso, tai dažnai būna sportininkai,
kurie tik pradeda šitą sportą, bando suprasti, žinai, ir sako, čia, žinai, dabar čia atsitauginu, žinai, ten arba ten bando ofą sėdėti ir ten, tipo, aš galiu atsipalaiduoti. Na, iš principo, tu neturi taip daryti. Absoliučiai. Jo, iš tikrųjų, tas masės auginimas, kaip ir vadinasi, off-seasonas, tai off-seasonas turbūt yra net svarbesnis aspektas negu prepas, nes off-seasone realiai jūs augat, jūs darot progresą ir jeigu jūs žiūrite savo offą, savo tą masės auginimo periodą, kaip galiu sau leisti tą, gal galiu biškį vėliau nueiti miego. Jo, gali, tai viskas ok, bet... Arba žinai, kaip būna, tipo, nedavalgysiu, va, čia gičinėko tokio, va, ten praleidai vieną valgymą, žinai. Ne. Ir tada varai į miestą, ten kokį, sakai, burgerį suvalgai, tada nusinti treneriui nuotrauką, sakai. Ar galiu suvalgyti? Negali, tiesiog nesakai, tu kam sakyt, tai nesakai, tu įkeli fotkę, jis galvo, numečiau svorį, treneris dar das pavalgyti. Ir tada toks pradėti piknaudžiauti, atsiranda, žinai, tada nesąmoningi valgymo sutrikimai, valgymo problemas, kas irgi nėra gerai. Nėra gerai. Aš nesakau, kad tu turi būti kaip robotukas, griežtai laikytis plano. Tikrai, gyvenimas yra, žinai, balansas, turi mokėti balansuoti, ypatingai, kai yra kalba apie offą. Kai kalbam apie pasiruošimą, tai tikrai yra strict. Visiškai robotukas, turi viską daryti valandą. Pasiruošimas yra, kur tu turi būti viskas tip-top, kur tikrai yra tas laikotarpis, kur tu pilnai turi atsiduoti pilną savę. Bet tas tas pats tik šiek tiek laisviau, bet tai neturbūt, kad tu savaliauji. Taip. Vėlgi, tu žiūri, kaip kūnas reaguoja. Jeigu tu nori maksimalaus rezultato, tu turi į tai žiūrėti lygiai taip pat maksimaliai. Kiek tu dėsi 100%, tiek ir gausi. Tai jeigu tu nežiūri miego, nežiūri vandens, ten nedavalgai, tai iš to 100 turim 50. Ir tai gauni tik 50% rezultatą. Ir jeigu tu esi dar genetiškai netoks apdovanotas, nesvarbu, kad tu sportuoji salėj sunkiai, ten daužai ten tuos svorius, viską ten darai tvarkingai, bet jeigu tu darai visus tos kitus faktorius, viskas, tavo progresas yra menkniekis. Ir žmogus, kuris tuos dalykus daro, jis jau yra 2-3 žingsniais daugiau į priekį negu tu. Dėl to tu privalai tai daryti. Jeigu tu to nori ir tau iš tikrųjų tu rūpi. Čia vėlgi, jeigu mes kalbame net ne apie kultūrizmą, apie lifestyle tą patį, čia lygiai tos pačias taisyklės, metant ir auginant svorį, tai jūs pradedate laikytis kažkokio plano, ten laikytis kažkokio režimo ar nedaleiskim, ir tada, čia draugas į miestą, čia kelionė, man čia tėvai mane verčia. Nieks jūsų neturi teisės verst, jūs esat suaugę. Gerai, ten, jeigu yra kalba apie moksleivius, tai čia yra kita kalba, bet vėlgi, jie planą ir neturėtų laikytis kažkokią, čia jau kita tema absoliučiai, bet kokiu atveju jūs patys esat savo likimo kalviai ir jūs patys valdo savo gyvenimus. Jeigu leidžiat savo priklausyti nuo kitų nuomonės, neturit savo kritinę mąstymą, neturit savo nuomonės, kad jeigu pasakė taip ir darys, tai čia jūsų problemos, nekaltikite aplinkos, kaltikite save. Ką jūs galite padaryti? Ar pakeisti aplinką, arba išmokėti iškomunikuoti. Pavyzdžiui, pas mane šeimoje nieks jau nebesako, laiko, kad čia privalai turi valgyti. Taip. Lygiai tas pas mano draugė, tai žinai, atvažiuojam pas jos tėvus, ten svečius. Pilnai suprantu. Tai sako, yra to maisto, jeigu norit, pasigaminkit, žinai, ten kas ko jums reikia, žinai, pagal save, žinai. Tai turi būti sąmoningumas, komunikacija. Tai ne visas gyvenimas vyksta tik apie maistą. Taip. Aš nesakau, kad tai yra kaip ir socialinė dalis to dalyko, bet, vis tiek esmė ryšys, o ne maistas. Tu turi, žinai, laiką tu leidinės su maistu su žmonėmis. Faktas. Tai tą reikia mokėti suprasti. Tai kai tą išmoksti komunikuoti, supranti, kad maistas tai yra tik tai toks kaip kuras, energija, kurią panaudoji. Aišku, tinkamas maistas, karts nuo karto su protingais darimais kažkokie nuokrypiai, bet tai net būtų kažkokie dažniai. Tai tas tai to patieks rezultatą. Tai vis tiek grįžtų prie disciplinos. Bent jau mano tokia nuomonė. O ką tu manai, kas dar turėtų eiti prie būtent tokių esminių aspektų masės auginimai? Tai tikrai nepaminėjom apie atsistatymą. Oi, taip. Tai jūs galite valgyti, daug valgyti pagal planą, bet jeigu jūs užsisėdit vakarais prie kompo, užsisėdit prie telefono, nueinat vėlai miegoti, tai... Netflixą pažiūrit. Pažiūrit Netflixą ar nieko...
pažiūrėsiu dar vieną seriją, žinai, dar paskrolinsiu, tai tas progresas tikrai bus netoks, kokio norėtum. Tai iš tikrųjų tas pagrindinis dalykas tai turbūt būtų miegas. Miegas tikrai ir miegas turbūt pasakyčiau kokybiškas, ne bet koks. Tai yra irgi tas vadinamas prieš miego ritualas. Ką jūs darot prieš miegą yra labai labai iš tikrųjų svarbu. Iš tikrųjų svarbu, jeigu jūs pradedat scrollinti telefone arba sėdit prie kompo ir iš karto po to einat miegoti, tai tikrai gali būti, kad neužmygsit, nes labai yra pastimuliuotos smegenys, labai yra pastimuliuotos akys. Mėlyna šviesa. Jo, mėlyna šviesa, visi tokie dalykai, tai aišku, visi mes ne robotai, visi mes mėgstam tą daryti, bet reikia stengtis, bet nežinau, gal pusvalandį prieš miegą. Jo, bent jau kažkokią pusvalanduką. Atsidėti tą telefoną. Čia yra tokie basic, aišku, dalykai, bet Aišku, pas mane tai tikrai visko būna. Visko pas visus ir pas mane visko būna. Aš tai irgi nesu kažkoks šventuolis. Aišku, nu, mes, pavyzdžiui, su Aiste čia mano draugė jau ką, tai mes dažniausiai vakarais, taip įprastai, kai nekeliaujam, tai visi balansuoja tie dalykai. Ne, tai faktas. Bet kai nekeliaujam, kai būna tas įprastas pas mus gyvenimas, tai mes mėgstam tą televizorių pažiūrėti kažkiek vakarais, bet tai nėra, tarkim, prieš pat miegą. Dažniausiai, pavyzdžiui, būna grįžtam iš po darbų, jeigu, tarkim, vėlyvas vakaras ir tai nėra vasara, tai ten kokį pusvalanduką pažiūrė po kažkokį serialą, arba jis būna tik ant fono, arba būna tiesiog ant fono, kol valgai vakarienę. Tada išengiam, pasišnekučiuojam, nu ir dažniausiai einam miegoti. Aišku, kai kelionės vyksta, va, kaip tik dabar turėjom kelionę, tai, nu, nesigauna taip kažkaip, tai ten mes užsivėlinam, tai dar ten, kur mes buvom išvykę, tai mes buvom vienai Budapešte, tai ypatingai Budapešte ten, pavyzdžiui, buvo labai karščiai, tai ten užsivėlinom labai, tai gaudavos vėlai naidom miegoti, bet miego užtekdavo, nes vis tiek išmiegodom ten tas valandas reikiamas, bet miego kokybė tikrai kentėjo. Tai va čia labiausiai dabar pasiilgstu grįžti šitos tokių gero ir kokybiško miego. Tai va, grįžtant prie to, kur Deivis buvo išvykęs, tai Deivis buvo Austrijoje ir Vengrijoje, tai Vengrija įdomu toks paminėti, kad iš tikrųjų yra netokia ir turtinga šalis, kaip žiūrėjau ir gyvenimo lygis nėra toks didelis, bet... Ten BVP bendrumoje kaip yra aukštesnis negu pas mus, ten aš kiek žiūrėjau. Bet jeigu žiūrint vienam gyventojui, pas mus aukštesnis. Bet kas yra įdomu paminėti, kad Vengrija turi labai labai gerą salę, būtent kultūrizmui. Jo, jų ten šiaip yra net ne viena, man atrodo, yra tokios dvi pagrindinės. Yra freezer gymas, kuriam buvo kaip tik Ovis ten su komanda per praeitas varžybas. Ir aš pats buvau, ką Daniela paminėjo, tai mes buvome irgi per atostogas, nes mes kaip atostogas sportuojam. Buvom tokiam Skytech Golf Fitness, kuris priklauso Skytech firmai. Tai nežinau, kas jau sport, domite šitą sportų, gerate kažkas papildus, tai esate turbūt girdėję brandą Skytechą. Tai būtent yra šitą papildų kaip ir brando čia salė. Ir iš tikrųjų, kas buvo įspūdingiausia, tai salė, tai vienkartinis abonementas kainavo tik 7 euriukus, gerai, plus kortelę, euriukas 8 eurai, bet realiai vėl pastoji mokės 7 kartus eurus už vienkartinį, ką tu už tos 7 eurus gauni? Prabangiausia įranga, treniruoklio kokybiškų labai, tai aš nežinau, kiek jūs domitės, kiek kas matė, kas Amerikoje vyksta internete, tai tikrai brandė tokių treniruoklių kaip Atlantis, Prime Fitness, Nautilus, netgi tokių senovinių oldschoolinių treniruoklių yra, kurie yra reliktai ir jie reti pakankamai, net nėra, kas jas turi, tai čia tokie, sakykime, vintažiniai treniruokliai, jie pakankamai brangus, taip pat labai didžiulė salė, taip pat sauna, taip pat ledo vonė, gali masažą pasimti, taip pat yra bokso salė, yra baras, gali pasimti proteinčiai, kad tau gali suplakti, aminkių gali suplakti, yra net vištienos, ten gali nusipirkti tortilijų ar padėti vištienos kažkokius prep mealus, kurias tu gali tiesiog pasišėlyti ir valgyti vietoj. Ir labai fainai, ten gali ant sofkutę, gali prisėžinai ir toks įdomiausias dalykas iš tikrųjų, tai salė dirba absoliučiai visą parą. Ir aš klausiau kaip tik vietinio, tai sakau, tai kaip ten su administracija, sakau, tai ten vis tiek spėjai tik tam tikrų laikų dirba, ar ten kažkoks ribotas laikas, sako, ne.
ten visada yra žmonių, aš toks galvoju. O. Sakau, tai realiai, jeigu tu ateini 3 valandą, įsivaizduok 3 nakties, dabar sugalvau pasportuoti, ateini pro ilgą įėjimą. Čia tikrai yra didelis lygis. Ir stovi žmogus. Tai iš tikrųjų turėtų pakankamai spėjų nepigiai netgi atseit, mokėti naktį, kad žmogus stovėtų. Ne, tai manau, jo, vis tiek kažkoks dvigubinis yra atlyginimas, bet tai vėlgi parodo, koks yra lygis ir tikrai parodo, kur mes galėtumėm aukti. Jo, iš tikrųjų, tas liūdniausia iš tikrųjų yra, kai pasižiūri, tarkim, ir šiaip čia toks bendra tendencija, kai pasižiūri, jeigu šalis, kur net ekonomika tokia, netokia stipri, dažniausiai kažkaip kultūrizmo lygis buvo labai aukštas, stipriai ir žmonės labai stipriai investuoja tos sporto klubus, bet taip žinot, kokybiškai, ta prasme, stoja į įrangą gerą, į aplinką, į atmosferą, tuo tarpu, kuo tikrai ta šalis liberalesnė, modernesnė, ką tikrai pamatau tendenciją, ypatingai Lietuvoje, kas pas mus vyksta, tai yra monopolis, pigi komercija, įranga daroma tikrai atsiprašant, iš treniruokliai biomechaniškai visiškai tragiški juda, aš nesau, kad visi, bet tu jau tik yra, tarkim, metalas ir kai yra, tarkim, plastikas kažkoks ir tu jau imi tą Smito štangą ir ten lenkiasi per pusę ir toks gal, ką tu čia darai. Tai tokie dalykai, jie netreniruoja, tarsi jie skatina traumavimą ir aš labai jau dažnai apie tai kalbu, turbūt jau kas mane seka, tokia galva, kad, nebešnekėk, bet negaliu apie tai nustot kalbėti, nes aš tikrai noriu, kad kažkoks pokytis įvyktų pas mus šalyje ir tikiuosi anksčiau vėliau tikrai atsiras ar investuotojai, ar žmonės turintys panašų požiūrį, net nebūtinai kalbate čia apie kultūrizmą, bendrai sveikatingumą, paprasčiausia, kad žmonės investuotų, jeigu jie nori gerų rezultatų, kad žmonės būtų sveiki, stiprus, tai kad jie investuotų tą įrangą, žinai, tai iškart, žinai, vertę iškelia, žmonės nori eiti ir žiūrėti, tai va to labai norisi. Tuo tarpu, pavyzdžiui, aš tikrai nesakau, ar visose tikrai vakarų šalyse, pavyzdžiui, mes buvom ir Vienai, tai Vienai taip pat yra labai gera salė. Tas daždymas. Čia mes dabar, mums nemoka jau kažtai pinigų, mes dabar salės reklamuojam. Tai, jeigu kas būsit Vieną arba Budapešte, tai tikrai nuvarykit. Rekomenduojam. Jeigu mylit sportą, jeigu mėgstat keliauti, bent jau toks kaip lifetime experience, tikrai visiškai galėčiau pasakyti. Kai pabandysit gerus treniruoklius, tikrai gerus treniruoklius, tai suprasit, kad treniruotis ant Evolvo ir Techno Gymo yra šūdas. Tiesiai šviesiai tariant ir grįžtant prie tos temos, kad neturime dėja tokių klubų ir vyksta monopolis iš Gym Plusų ir Lemon Gymo. Lemon Gymas turėjo bent Vilniui tokį gerą klubą, tai buvo Ozo gatvėj. Šiaip. Tai buvo geras klubas, kur turėjo Cybex, tai buvo Impulsas. Vėliau perdarė į Lemoną. Į Lemoną, bet... Jie išpardavė treniruoklius. Ir išsikelt, kiek žinau dabar nebebus salės. Nebebus salės jo ir vėlgi yra tai labai apmaudu, tai turbūt vienintelė salę Lietuvoje, kurią galim pavadinti gerą, tokia kačiokoška yra Atom Gymas. Blemba, jeigu taip žiūrėt bendrumoje, mes tokios, kad super geros salės. Super geros salės tikrai neturim. Mes tikrai, pavyzdžiui, kaip pagalvoju Lietuvos mastu, kad būtų žiauriai gera įranga, viskas labai 10 balę skalę, tokios salės kaip ir nėra. Jeigu bendrumoje žiūrim, jeigu be visus kriterijus. Jeigu žiūrim kažkokius atskirus kriterijus, tai tų salių tikrai yra. Pavyzdžiui, kaip ir paminėjo, tai yra tas pats Atom Gymas, ar ne? Tai Atome yra tikrai faina atmosfera, tokia kultūristiška. Atmosfera tai labai gera. Jo, tai jeigu norit tokią pajaust, tokią kačioko kvapelę, šiaip higiena yra, viskas gerai, juokaujam, tai, bet tokia vaibas, tapsime, kad ateina tikrai vyrai, kurie susikaupia sportuotų, nešnekėt, o jeigu ir pašneka, tai pašneka... Tokia gryna testosterono banga jums. Jo, tai Atom Gyme tikrai tas jaučiasi. Ir žmogus, kuris tikrai daręs tą salę, tai irgi tikrai tų staklių yra nemažai. Tikrai taip. Visai tikrai yra smagių tų staklių, malonių staklių, neblogų tikrai treniruoklių, visais kampais ir kojam ir nugarai, krūtiniai, tai visko, ko reikia tikrai, kad progresuotum. Tai tas tikrai aš sutinku. O Danila pasakė, kad
salė, kuri viską turi, bendrumoje tai jinai vienintelė iš tikrųjų. Ar jeigu taip žiūrint 10-balę skalę, ar ten viskas super perfect, nu ne. Bet ar salė turi potencialą? Tikrai turi potencialą. Labai turi. Tai tikrai taip. O pavyzdžiui, Vilniui mes kaip ir tokios kultūrizmo salės neturim. Pas mus daugiau sveikatingumo sporto klubai. Tai pavyzdžiui, jeigu taip žiūrint, kas turi bendrumoje gerą įrangą, tai mes galim išskirti salės. Kaip kas Vilniečiai esat, norit, tarkim, pabandyti, pasižiūrėti, pakeisti aplinką, tai jeigu taip žiūrint, tai vėlgi, nei čia reklama, nei ką, tai vėlgi, nueiti į salę, kur mes dirbom, tai yra priklausomai nuo sporto, tai pas mus tikrai nebloga įranga, pas mus yra visi sudėti live fitnessai verslo klasės, jie tvarkingi, gražus, minkšti, treniruokliai. Tikrai neblogi treniruokliai. Lietuvos mastu, jie tikrai yra geri. Jeigu žiūrim Europos lygį, tai šiaip tai yra treniruoklius. Tai yra mid-class, vidutiniškai. Bet jeigu žiūrint į pasaulio klasę, tai average, bet Lietuvos mastu tikrai gan gera salė. Jie tikrai gera salė. Tai mes turim pradėti live fitness treniruoklius, tikrai malonus, minkšti treniruokliai, viskas su įtvarkoj. Tikrai turim gerą haką. Vat mes skirtinumas tai būtų hack treniruoklis. Tai yra labai geras pas mus. Watsono britiškas firmas, vienintelis toks hakas Lietuvoje, vienintelis unikalus toks hakas iš tikrųjų, kuris gali keisti savo kampą, hidrauliką, tu gali daryti statį, gali daryti gulšiai, gali daryti dropsetus, mechanical. Tai jis tikrai labai unikalus ir žmogui, jeigu yra sukelia problemos ir negali stačiai daryti, tai jūs ten galite laipsnį pasidaryti tokį bukesnį ir jums netaip skubtės. Tai jis tikrai yra tokių fainų dalykų, rankinų turim labai daug įvairių. Tai čia toks mūsų salės išskirtinumas, aišku, bendruomenė taip pat pas mus žmonės, kurie linkia sportuoti nuoširdžiai, kurie linkia remontuoti save, nori sustiprėti, kurie rūpi sportas ir jie nešneka sportuoja. Tai tas irgi pas mus salė yra. Tai jeigu noris bendruomeniškumo, esat orientuoti į sveikatingumą daugiau, tai ta salė tikrai tokia priimtinė, faina. Toliau, įranga, toliau, kas yra likę Vilniui? Tai forumas yra likęs? Forumas, bet forumas reikia paminėti, kad tai yra premium klasės sporto klubas. Taip. Ir tikrai ne kiekvienas galim ten lankytis ir eiti. Vienkartinės, kiek žinau, yra Tram 4 eurai. Tram 5, kažkas Tram 5, tai yra... Vidutiniam lietuviai tai tikrai yra brangu ir lankytis tame klube yra brangu, bet iš treniruoklių pusės tai tikrai gera salė. Jo, gera įranga. Tikrai gera įranga. Tai va, daug kas irgi būna šneko žmonės, va, tai pasikalbu, kurie nelabai supranta šitą sportą. Sako, jo, bet ten sena įranga. Tai žinokit, hebra, kad senas treniruoklis, tai nereiškia blogas treniruoklis. Jo, tai va, čia didžiausia problema yra, kad čia laikiniai sporto klubai, va, kai tu atsinaujina, oi, negražus, dabar pirksiu, va, tą, nes jis blizga. Jo, bet tas blizga juda, kleba ir jo vis nejuda kaip reikia. Taip, nejuda. Tai va, čia yra problema. Tai vis nežiūrėkite treniruoklį ar blizga, jūs žiūrėkite į brendą, pažiūrėkite į kampus ir jėgos liniją, kaip jis pagamintas tas treniruoklis yra. Tai čia yra 100 kartų svarbesni faktoriai. Tai ta tarpu forume, kas ir yra daug Cybex treniruoklių, tikrai gerų Cybex treniruoklių, tas pats hakas, tas pats legpresas. Hakas, kojom labai daug. Kojom tikrai, jo, kurlai geri, taip pat ir panatas yra šiek tiek treniruoklių. Yra. Tai bendrumoje kaip iš kultūrizmo pusės ir sveikatingumo salė tikrai gera. Jeigu ten nebūtų to spa komplekso, tai jinai tikrai būtų ženkliai pigesnė ir tikrai būtų verta į dabar. Tai ten yra Posh salė, jinai tikrai gera, bet overpriced. Tai vat, jeigu atsirastų kažkas panašaus, kurie galėtų daugiau žmonių eiti, tai tikrai, manau, būtų gerokai geresnė salė. Toliau, kas dar pas mus reikia iš sporto klubų? Yra Impulsas yra pora. Fabioniškių. Tai Fabo impulsas šiaip jisai, kad ir toks senokas. Tokia neseniai šiaip mes atradom neseniai tą salę, iš tikrųjų. Iš tikrųjų neseniai atradom tą salę ir likom labai maloniai nustebinti. Labai maloniai nustebinti tos salės įrangą, kur iš tikrųjų yra labai gerų perliukų. Jo, perliukai neblogi, treniruokliai irgi labai smagus, kampų tikrai yra neblogų, ir krūtiniai, ir nugarai, pekdekų labai daug. Pekdekų labai gerų yra daug, kojom taip tikrai wow, pasaka treniruoti kojas, bet kas yra apmaudžiausiai, tai irgi yra tokios žinios, nežinom kiek dar ir tiesos iš tos. Žodžiu, mes žinom, kad tos salės gali nelikti. Gali nelikti tos salės, tai iš tikrųjų, kas norit pabandyti, išbandyti, tai tikrai, kol yra dar laiko, tai tikrai siūlau pamanyti, nueiti, nes... Kad, tos salės gali tiesiog nebelikti, yra tiesiog gandai, o jau kas, tai mes nežinom. Tai...
Tai jo. Tai o daugiau, turbūt, tai aišku, Fitus visai nieko salė, bet irgi brangesnės auditorijos. Europos Lemonas taip pat labai fainas. Man patinka. Krūtiniai turbūt viskas ten, kas yra. Geras. Visi kampai krūtiniai. Tai tas labai gerai. Ir incline, ir decline, ir backdeckas. Iš esmės, krūtiniai ten gali pilnai pasidaryti. Visi kampai, kurių reikia. Tas 11 Lemonas buvęs impulsas, nežinau kaip ten, bet kiek girdėjau, irgi neblogas, aš nežinau, nesu buvęs. Gan irgi nesu buvęs jau senokai, tai irgi negaliu per daug nieko komentuoti, kaip ten kas. Visai dar, jeigu grįžtant, tai Panoramos Gym Plusas. Jo. Yra gerų Hammerio. Jo, kadangi ten buvęs People Fitness. People Fitness buvęs. Tai ten yra bent jau lygiai gera įranga. Man atrodo, Žirmūnų taip pat Gym Plusas, jeigu neklystu. Irgi seniai nebuvęs. Irgi visai nebuvęs. Fabu Lemonas. Fabu Lemonas jo labai, tai yra mano kojų treniruotės spotas. Daužo kojytės pastoji. Tai jeigu kam patinka, kodėl Fabu Lemonas, tai ten yra OG Dorian Yateso Cybexo leg pressas. Tai mano manimo toks vienas smagesnių leg preso. Jo, jisai fainas. Tikrai pat labai fainas. Forma, lygiai identiškas. Forma irgi toks pat leg presas. Tai labai fainas leg presas. Ką tikrai patinka gerą įrangą, tai siūlau pabandyti nueiti ir padaryti kojas tenais. Daug kojam turi tų variacijų. Tai vat, jo, tai impulsas, tada yra Lemonas, tada yra mūsų ta pati salė, kojam tikrai. Iš esmės, visas salės, kurias dabar minim, daugiau mažiau kojomis yra pilnai pritaikytos. Kojam tikrai pilnai. Tai daug kas, tai sakau. Tai vat, kaip ir sakau, bendrumoje, taip žiūrint, yra tų pasirinkimų, bet tokių, kad top, kad viskas būtų. Nėra. Tikrai nėra. Tai norėtos, kad kažką atsirastų. Bet tiek jau tą sportinę įrangą ir treniruoklius, čia jau norėsit pasibandysit. Taip, tikrai pasibandykit. Tai iš tikrųjų turim ką dar pašnekėti, tai nemažai dalykų ne tik Lietuvoje vyksta, bet dar daugiau vyksta ir pasaulyje iš tikrųjų. Taip. Tai ypatingai dabar pastarosios naujienos, nežinau, kiek kas sekat, tai manau, kas bent jau yra susipažinęs su kultūrizmu, bent jau truputėlį. Tai čia viena iš didžiausių naujienų, turbūt jeigu žinot, kas yra Ronnie Colemanas, tai jis patyrė infekciją labai stiprią, pasibuvo sepsis ir labai stiprus, kur toks jau ir neaišku ten kaip jam kas, kadangi vėlgi jis pakankamai senas, jokis kojų nejudinagi normaliai, ten susitraumavęs yra, jis tų uždegimų turi nemažai ir tas išgyvenimo ta kiekvienai nebuvo didelė, bet ačiū, viskas gerai, jau viskas praėjo, bet va čia buvo toks stiprus dalykas, jis aišku, nežinau kaip dabar jo sveikata, bet kiek mačiau pagerėjusi, bet vis dar jisai yra stebimas, jo būklė yra stebima, tai žiūrėsim, tai tikrai sveikatos Ronnie Colemanui. Rimtas dėdė, jie buddy, lightweight, tai kas visi mimai, visi vaibas, legendų legenda, 8X Olimpija, kurio nieks nepakartoja, tai koks jis bebūtų, yra vis tiek didžiausias jam respektas, nes tai žmogus, kuris daužė ir darė. Darė, nesiskundė ir darė. Tikrai yra bodybuildingo legenda. Ir šiaip šiai dieną, aš nežinau, kiek tu pastebėjai, labai daug traumų vyksta, iš tikrųjų kultūrizmo pasaulyje labai visi traumuoja. Nežinau, aš Calderonas tas pats. 212 irgi taip pat. 212 atstovas. Su bicepsu plyšo ar kas jam. Jo, palauk, jam dabar, jeigu neklystu. Buvo kelias į savo socialiją. Tai jam, žinai, kas, man atrodo, jo, ten arba tikrai bitskė, netricas? Ar kažkas jam su krūtinės dalim? Ne, palauk, ne, pas jį buvo visai pas Calderoną. Triceps here. Aš sakau, kad tricas liktis. Tricas, gerai. Sakau, tricas pasibuvo plyšęs ir dėl to nutrauks pasirašymo Olimpijai. Calderonas yra 212 kategorijos. Bet jis topas. Jis tikrai neblogas, bet man Kionas geresnis. Ne, Kionas tai faktas, Kionas yra kitam lygiai, bet Calderonas yra 212 topas. Jo, Calderonas jisai yra iš Valencijos, tiksliau gyvena Valencijos, nežinau, jis iš Valencijos, bet jis gyvena Valencijos. Ispanas yra, tai teko būti jo į salėj, čia šiais metais kaip tik netyčia susipažinau, fainas vyrukas, labai mandagus, labai draugiškas, Sotinos vykiu čia. Labai fain.
ten Angel, ten kažką. Tai va kitas atletas, kuris taip pat traumų patyrė, tai iš tokių trauminių, palauk dabar, Calderonas, Kolemanas, tai ne atletas, buvo atletas, tai Hostile, šitas Faudas. Faudas, jo, Hostile įkūrėjas, Hostile Supplements įkūrėjas irgi buvo patekęs avariją su motociklais ir ten gan rimtą avariją, tikrai nežinau visų aplinkybių, bet kaip žiūrėjau nuotraukas, tai gan rimtai ten viskas. Jo, labai rimtai sakau, tai sakau, kažkokie, nežinau, čia kažkas pribūrė, nežinau kas. Tai linkim sveikatos, nes sveikata tai yra svarbiausias dalykas, ypatingai šitam sporte, kai daug visko nutinka, tai tikiuosi viskas bus gerai. Bet yra ir gerų naujienų. Tikrai, jeigu taip žiūrint, iš tikrųjų, tai dabar, ar atsimeni Daniel tokį mens fiziką, tokį Jeremy Buendia, atsimeni? Taip, tai jis jau tai ne tai, kad atsimeni, tai Jeremy Buendia yra mens fiziko legenda. Jis toks legendinis yra. Turbūt ne vienas aš, daugumą vyrukų ir bachuriukų žiūrėjo YouTube motivation videos. Jo, paauglystė per YouTube. Paauglystė, tai Jeremy Buendia buvo vienas iš tų video veidus. Tada buvo Potyvinas tais papai. Potvynas buvo. Davidas Leidas, aišku, ir visi atėjo. Aš kaip paauglys buvau mašios sekiau. Tai jo, Jeremy Buendia, man atrodo, yra 4 kartus mens fizik Mr. Olympija. Jo, tai ką norėjau pasakyti, jam dabar bus vėl lips ir paskutinį kartą lips dabar. Sakė, Last Dance jau. Okay. Nes jis buvo užlipęs, kada čia ir ne praeitais, užpraeitais, bet kažkada jis buvo padaręs comebacką, ar praeitais, ar užpraeitais metais, tikrai neatsiminsiu. Ja. Bet dabar irgi žada padaryti tą comebacką, tai tikrai įdomu bus pamatyti formą jo. Bus įdomu, kaip pavarys jisai. O šiaip tai daug tikrai šiais metais tokių įdomių vaizdų laukia. Tas pats Nick Walkeris iš tokių top atletų. Tikrai iš Nick Walkerio tai daug yra kaip jis pagerėjęs. Pagerėjęs, tai labai tai turbūt žiauriai padidėjęs. Toks vienas iš tų, kurie gali padaryti kažkokį tokį, įspūdį. Tu žiūrėjai, kaip jis dabar atrodo? Dabar žiūrėjau, dabar neseniai tikrai žiūrėjau, tai manau tikrai Samsonui bus. Dabar jį visi lygina iš fantastiškai Hebertas tas daiktų, tas plygas, bet atrodo tai. Bet jis taip ir atrodo, nes tu pažiūrėk, tai jį toks bombizas, nusprogęs visas. Žiauriai, toks didžiulis. Aišku, toks irgi dėžutė. Dėžutė, tai žinai. Jis lai buvo dėžutinuks, bet tikrai jau raumuo apvalesnis negu anksčiau. Taip. Gerokai apvalesnis. Pažiūrėk, kiek guzai. Jo, pečiai, tai wow. Aš tai labai laukiu, kaip jis atrodys. Nes jis ir gražiai sportuoja šiaip. Gražiai labai. Labai protingai sportuoja. Jis, man atrodo, šiaip... Jeigu kas nežino, tai Nico Walkerio treneris yra Kyle Wilksas. Mano manimu yra žmogus, kuris negauna tam tikros pagarbos. Asmeniškai aš Kyle Wilksą jau sekiau gan ilgai ir tikrai man patinka jo treniravimo metodai, patinka jo principai, patinka kaip atrodo jo atletai, jo mąstymas patinka tikrai. Bet kas įdomu su Nick Walkeriu, kad jis turi Kyle Wilksą ir taip pat jis turi treniruočių trenerį iš RP Strength, tą Jaredą Federį. Tai RP Strength tai yra Dr. Mike Israel. Toks plikas. Jo. Ir tai yra jo padėjėjas, Jaredas Federis. Aš Jaredo nežinau. Tikrai žinai. Ai, čia šitas. Tikrai žinai. Ir rimtai jis treniruoja? Jo, jis yra atsakingas už Nico Walkerio treniravimo planą. Bet tai jisai šiaip pats tai sportuoja. Jis pats yra Classic Physique Pro. Ir dabar, man atrodo, irgi ruošiasi varžybom. Gerai atrodo. Jo, atrodo gerai, tikrai nieko negaliu pasakyti. Gerai sudėtas vyrukas. Jo.
Bet... Įdomus triusikėliai čia, kaip matau, Instagram'e. Tai. Neblogai, tai žiūrėsim iš tikrųjų, kaip bus. Daug tokių visokių reikalų kultūrizme pasaulyje vyksta. Bet... Šiaip tas pačias klasik fizikose daug reikalų pat. Nebėra Sibamo, tai dabar įdomu, kas bus šiais metais. Kas jo, klasik fizik yra tikrai labai... Dabar daug augančių, iš tikrųjų, stiprių atletų. Tai turbūt populiariausia kategorija. Dabar. Jo, populiariausia kategorija, dabar topas. Tai vis tiek, dabar topas yra Maikas Sommerfieldas, tada Terence'as, turbūt sakyčiau. Tada šitas... Ursas. Bet Ursas, aš Ursas, nežinau. Bet toks bambizas dabar. Jis dabar, man žiauriai aš nežinau, kaip jis tilpsi klasikinė. Na, aišku, aš jis manau, kad jis išsinešęs. Tai baisiai išsinešęs. Na, aišku, faktas, kad tilpski reikės, bet tada Dino, Ramonas. Nu, Dino tai nežinau. Man atrodo, kad... Sakai, nebe? Nu, ne tai, kad nebe, tikrai gali padaryti gan gerą formą, bet aš manau, kad jam ant pėdo jau tikrai spaudžia, tas pats Loganas spaudžia, tas Loganas, pats Metas Grego spaudžia. Tikrai yra tokių jau gan... Man dar tas One Punch'as patinka. One Punch'as, jo. Čia yra Neil Darwinas iš Jungtinės karalystės, tikrai esu matęs jį kažkada sportavęs. Gerai atrodo, tikrai gerai atrodo. Pas mus man patinka forma. Bet man atrodo, tai jis tikrai bus klasikų topė. Jis praeitais metais framas, struktūra, praeitais metais, man atrodo, 9. Man atrodo, jis 9 ar kada jis ten buvo? 9 ar 11. Nu, aš baisėjau, prie tų metų fotkės plauk, kur tas yra Neil. Plauk, kur jisai, koks jis plauk? Neil Darwin. Ai, jis 11 buvo. 11. O ką čia plauk? Ai, ne, plauk, jaučiu. Čia prie tų metų, man atrodo, Olimpija. Jo, praeitų. Nu, tai va. Tai sakau, pečiai bendrumo man jis labai gerai, man jis gražiai. Ravau, tikrai ravau. Aišku, pasigau tą, kadangi pasižiūrės Euros Lemo, pasitą nugarą gal trumpą, ne? Pažiūrėk, matai tas sparnas, tai toks pakankamai ai, nors nichuje. Oi, okei. Nežinau, man gal to sparno noris gal, bet šiaip tai ką žinau, tiek labai... Ne, nugara gerai tikrai atrodo. Negali sakyti, kad... Pečiai geri. Pečiai tai labai geri. Pečiai labai geri. Nu, šiaip freimas jau visas labai bendrumoje, tai, nu, ir top lygis, tai tikrai taip. Tai žiūrėsim, kas čia bus. Vat Matt Grego paminėjai, man atrodo, jis dabar visam prepa dabar yra. Prepa dabar 13 savaičių visiems. Ja. Bet jis koks lyn dabar baisiai. Wow, tai Matt Grego. Aš šiaip jį nesenai tik atradau. Toks sanarinis šiaip. Nu, jos... Aš jau senai pažįstu man Grego tikrai. Tai aš, pavyzdžiui, mačiau, jis toks gan stambių sanarių pakankamai bičiukas. Jose Margis stambių sanarių, man atrodo. Bet, pavyzdžiui... Jose, tai jo, bet labai panašios tokios formos. Bet jis, man atrodo, žemesnis, gal už Jose mane, nes, pažiūrėk, toks sanarinis labai. Tarkim, tas, pažiūrėk, matai, tokie didžiuliai sanariai. Nu... Jis man šiek tiek, nežinau, man ką jis primena, bet toks, sakau, žiauriai ryškus. Labai ryškus, jo, kaip tokiam, kiek dar 13. Jo, tai aš šiandien savaičių. Neseniai kaip tik video žiūrėjau ir sakė, va, tipo, dabar noriu nueiti visiškai new level conditioning, sako, bus visiškai naujas lygis kondicijos, tai įdomu, ką jis galės išspausti, nes manau, šiais metais jis labai kyla, jis labai rising star dabar yra. Darys jo, tikrai irgi rising staras. Nes dabar šiais metais labai vis daugiau apie išneka man ir metai nemažai ir matau, kad jie turi potencialą. Tai irgi įdomu, kas čia laukia. Na, aišku, dar dičkiai, mūsų dičkiai, kultūristai. Mūsų dičkiai, jo, bet... Tai ten daug visko, tai net neaišku, kaip ten Derekui seks, Samsonui, Martinas tas pats. Martinas tikrai irgi daug vilčių įdedu. Kaip manai, kas jiems šiais metais Olimpija? Ar neįsivaizduoji? Aš manau, bus tikrai... Ar dar taip nemastai toli? Nu, vis tiek top 3, manau, vis tiek bus Derekas, Nikas, Samsonas. Ir va, tarp jų 3 bus. O kaip Andrew Jack tau? Ar nelabai? Atrodo gerai, bet aš... Nepazavimas šūdinis. Pazavimas nelabai ir
Nu, gal top 10 eis. Ne, top 10 turi. Top 10 tai tikrai turėtų. Tiek Martinas, tiek Andrius. Martinas tai, manau, 4-5. Jo. Bet, jo, jie visi dabar ruošiasi. Koks dabar varžybos pradėta? Jo, nežinai, artimiausias dabar. Ar Nu, jie dabar jeigu grįžtant prie mūsų, tai artėja Lietuvos regioninės. O pasaulio nežinai, kas artėja? Pasaulio artėja, buvo Čikago pro šį savaitgalį, o artėja Tampa. Ai, Tampa? Tampa. Ai, tai būtų. Tikrai už 2 savaičių O kas lipo Tampa? Nailas. Nailas lipo? Nailas, kaip tik One Punchas ir lips. Iš kultūristų, žinau, Tampoje lips Justinas Šairas. Ai, Šairas. Delarosa tikrai Bet Šairas labai pagerėjęs. Šairas jo labai pagerėjęs. Dabar net erdvėjai sako, kad jo front double vienas geriausias. Iš priekas labai gražiai žiūris. Nu, šiaip didžiulis visas. Labai. Ir labai gražiai sportuojama, patinka, aš taip pažiūrėjau video. Jo, labai gerai. Turi savo salytę, atsidaręs angarę, atvaro bičiukas. Bam, pasportuoja kartu su savo žmona. Jo žmona irgi tokia mėsos gabalai tokie atvaro. Tai man įdomu, pažiūrėti, jisai būna, kaip jie sportuoja. Gal skamba nuobodžiai. Jūs žiūrit, kaip tai sportuoja. Jo, žiūrim, nes įdomu, kas daro. Įdomu, taip. Jo, taip. Bet, o dalyviai nerašo dalyviai. Blema jo. Gal tame Bodybuilders Without Boundaries yra Instagrame. 2025. Klas. Ne, tau neatidarys, tikrai ne. Ok. Nu jo, dar nieko nerašo. Nu, bet taip pasižiūrėsim, kas čia lips labai įdomu. Šiaip mes mėgstam pažiūrėtas varžybos dažnai. Kartus susitinkam pas mus. Pažiūrėti. Įsiperkam live streamą ir žiūrim varžas, kaip kam sekas. Tai o Lietuvoje, kaip ir sakė, dabar atėjo rudens sezonas irgi yra tų lipančių. Rudens sezonas, taip ir tikrai iš mūsų komandos yra lipančių. Tai iš... Kas mūsų lipa, Vlauk? Ernis lipa? Ernis lipa. Tai va, tikrai Ernestas Rudėjas. Mūsų treneris lipa. Bet regioninis. Regioninis, nelips tikrai. Tai va, ta kas žinau. Ivona irgi. Jo, Velnios atletė. Mūsų kolega, linkėjimai, įdomu pažiūrėti. Irgi šaunuolė, labai gerai varo. Per tiek laiko padarė tiesiog belenkokį progresą. Tikrai yra irgi žmogus, kuris tiesiog dirba ir daro tą, kas yra sakoma. Dirba ir auga. Jo, kas dar turėtų lipti? Lipa Alanas. Šortukas. Mūsų irgi šiaip natūralas. Bahuriukas tikrai gerai, neseniai buvau sutikęs, gerai atrodo. Lukas Gilys, mūsų kolega irgi mūsų mens fizikas irgi lips. Pažiūrėsim, kaip pavarys, bus gerai. Žinau, kad lips Rokas. Rokas Linkevičius, vienas tikrai kultūristų, tikrai tokių topinių Lietuvoje. Kas irgi turi potencialą. Klasikuose, tai manau tikrai gaus pro kortą ir tikrai galės toli nueiti. Čia realiai laiko klausimas. Laiko klausimas, kada Rokas gaus pro kortą. Ir tikrai taip įsijungus jo Instagramą. Įsispyręs labai gauti tą kortą ir tikrai irgi labai ryškus, dirba, labai kondicija dabar, wow. Labai gerai, bičiukas, tai irgi sėkmės, maladės gerai varai, tai lauksim kortelės. Lauksim tikrai kortelės ir šovio tikrai lauksim kortelės. Kas tikrai norit... Dar bikiniščių, man atrodo, lipa, ar ne pas mus? Bikiniščių, tai aš nežinau, nelabai... Aš žinau, kad lipa merginų tikrai kažkas. Tikrai lipa merginų, bet tikrai nepasakysiu irgi, kas dabar lipa. Aš daugiau nežinau. Bet kas norit ateiti palaikyti, tai rugsėjo 21. Lenkų rūmuose. Tikrai ateikit, palaikykit, pasižiūrėkit, kam įdomu, kas norit pamatyti, kaip ta virtuvė atrodo visa, tai... Labai įdomus experiences, tas, kas iš vis nėra buvęs varžybose arba iš vis nesupranta, net nematė nei per online, nei kur, nes aišku, kai esi atletas, tai visai kitas vaibas, bet kai esi žiūrovas, irgi labai smagu tą pamatyti iš šono, kaip jie visi žinai, aš pirmą kartą, nežinau, kada tu pirmą kartą matėtas varžybas, kiek tų metų buvo? Pas mane taip įdomiai nutiko, nes pas mane mano pirmas gyvas varžyba buvo Arnold Klasikas. 22 metų.
Tai buvo mano pirmas gyvos varžybos, į kurias nuėjau, nes tuo metu studijuodavau Anglijoje, tai čia apskritai kitas experiences į tokias varžybas nueiti, mes taip pat buvom po to už praeitais metais. Nu, čia full paketą, žinai, visą gavai. Čia žmonės regione, žemesnė lygmens, toks Arnold Classic. Iš karto pirmas varžybos buvo mano gyvas Arnold Classicas, tai irgi esu dėkingas žmonėm, kurie nuvedė pažiūrėti tas varžybos, taip pat po to irgi davė mums... Tu papasakok apie patį vaibą, kaip ten tas vaibas, bet mes irgi galim papasakoti, nes mes irgi buvom po to praeitais metais Arnold Classic'e, tai yra tokios varžybos, kai ne tik yra varžybos, bet ir expo. Tas expo vyksta 3 dienas ir yra didžiulė erdvė, tai ten dažniausiai yra maisto papildų, visokių drabužių brandų, treniruokliai, eventai kažkokie. Labai daug prizų, sakiau, nemanau. Labai daug prizų, tai yra tiesiog tikrai wow, visas pats tas vaibas, o varžybos... Kiek metų buvo, kai tu varai pirmą kartą pats gyvas tas į Arnoldą? Tai čia 2-3, tai man 2-1 buvo. Nu, įsivaizduokit, atvarai 2-1. Pirmą kartą tiek daug visko. Pirmą kartą tai tikrai nuvarai tokias varžybos ir labai pasikrauni. Bet žinai, tas dalykas dar kaip man reaguoti, nes aš esu kaip dar natūralus atstovas, o ten, kaip sakoma, visi naudoja, tai tu turi suprasti, kad tu neatrodėsi gal taip, bet pakrauna tave labai stipriai ir tikrai linkiu visiems, kas domisi, kam patinka bodybuildingas, nors kartą gyvenimą nuvaryti tokias varžybas. Bent jau Arnold Classic arba šiaip kažkokias didesnės varžybos, kur būna stendai kažkokie, nes visai kas kita, jeigu tiesiog mažytas varžybėlės. Nes, pavyzdžiui, mano paties pirma patirtis buvo, tai aš, man atrodo, 20 metais pirmą kartą mačiau gyvas varžybas, jo 20 net pirmais, jeigu neklystu. Tai Lukas lipo būtent Gilys, atsimenu, jo buvo pirmas varžybas, jeigu neklystu, aš bijau sumuot Lukai, tai jau ką patikslink faktais. Tai buvo jo pirmas varžybas, kada jis lipo, o gal ne 10. Nu, žodžiu, prieš karantiną ten kažkaip. Tai jis lipo ir aš irgi nebuvau matęs tų gyvų varžybų. Tai buvo IB federacijos Lietuvos taurė, jo, Kėdainių varžybos organizuojamos. Tai aš kai nematęs tų varžybų gyvai, kaip žiūrovas, man buvo vis tiek smagu, nes tu pamatai tų sportininkų, tai mūna išsigrimavo, nežinai, kas tas grimas, sakai, moliu išsitepia, kaip visi. Taip, būna tikrai tų sportininkų pasižiūri, tiek vyrų, tiek moterų, nes tu gyvai, žinai, kai žmonės sportuoja salėje, visuma šiaip ne visada sutiks tų kultūristų. O antras laikas, jie būna prisirengę, o čia, žinai, po rūbais matai tas formas, kaip išsiriškina, žinai, kaip per filmus jauties. Tai man, kai aš nebuvau iš vis nieko matęs, man čia buvo jau labai. Tada, kai nuvarėm, jau po kelių metų, kai esu šitam sportė, šiek tiek laiko, tai kai su Danielu nuvarėm ir su draugais, tai ten buvo visiškai kitas lygis. Tai pamatai tas jau freaky formas, jau matai tuos top lygio sportininkus, kurie dalyvauja Olimpijoje, kurie yra, įsivaizduojat, topo realiai. Čia va dabar buvo, čia Lietuvos šitas aiškaus speed, tai va įsivaizduokit, sutinkat aiškaus speedą, va čia ir dabar, tai va tokia lyga buvo sportininkai. Bodybuildingo pusės. Top, aukščiausia lyga, žinai, sportininkai, kaip olimpiados sportininkai, nes olimpija yra olimpiada, panašiai pagal lygį aukšto. NBA, olimpija. Iš bodybuildingo pusės tai yra topas. Aukščiau daugiau nieko nėra. Tai va. Tai buvo labai faina patyti daug sportininkų, kuriuos matai Instagram'e, kaip jie sportuoja, čia žiūri, gyvai, jie dažniausiai visai kitaip atrodo, jis daug mažesnis negu tu galvoji. Taip. Tas pats Hadi Čiuparnas, aš visada galvoju, kad jis, mano ūgė, o jis ten, kiek jis mažiukas. Jis mažiukas, tikrai mažiukas. Žemas labai, bet mėsgalis, tai wow, tai aš labai linkiu to, tai tikiuosi, bent jau kažkuris nuvarysit. Tai va dar kartą, rugsėjo 21 nuvarykit. Nuvarykite Lietuvos regionus. Lenkų rūmose. Palaikykit sportininkus. Pasižiūrėkit, gal jums prilips, gal tiesiog dėl pačios atmosferos pasižiūrėkit, kaip ten kas išgyvensit kartu. O jau gal pamatę varžybos, gal ir patys, gal netyčia užsinorės. Aišku, vėlgi, su noru jau visiškai kas kita. Kaip ir prieš tai minėjom, tai yra daug
reikalų. Daug reikalų Visų pirma, yra. tai turi ne tik sportuoti, bet turi tuo gyventi, turi ruoštis, tai turi dėti labai daug darbo ir suprasti, kad tai čia Tau nėra tikrai nuoširdžiai tas salelė. Turi patikti. Ir kitas dalykas, tai kainuoja. Tai tikrai kainuoja. Tai jo, nieks jums už tai neužmokės. Supraskit, kad iš bodybuildingo jūs tikrai nieko neužsidirbsit. Lietuvoje. Lietuvoje jo, bet užsienį gal, jeigu esat kažkoks populiarus influenceris, tai gal ir tikrai įsivertinkit, ar galit sau leisti sportuoti ir ruoštis varžyboms. Nes tai brangus sportas. Nes tai yra tikrai brangus sportas, daug kas susideda tie patys maisto papildai, sporto salė, masažai, treneris, kelionės, starto mokesčiai, grimas, tai apartamentai, pragyvenimai, tai yra tikrai viskas kainuoja ir tiesiog reikia realiai sėsti ir įsivertinti, ar jūs galite savo tą leisti. Nes jeigu tą negalit, tai geriau nedarykit. Tikrai nedarykit, tikrai nepradėkit ruoštis neturėdami finansus, nes pasiruošimas gali tada greitai pasibaigti, jūs liksit labai nusivylę savim, nusivylę šio sportu, tai pasirūpinkit tikrai šio klausimu iš anksto. Esmė finansai, tikrai, aš to tikrai sutikčiau, nes kaip ir bet kokiam rimtesniam sportui yra finansų, gali daryti, nėra finansų, nėra ką daryti ir kai galvoja, kad čia nekainuoja, tai labai kainuoja. Žinokit, labai kainuoja. Kažkas yra pasakęs, kad kultūrizmas yra turtuolių sportas, bet sportuoja vargšai. Taip. Nes iš tikrųjų labai brangus ir nišinis sportas, tai ypatingai, kai mes esam, pavyzdžiui, mėgėjai, mes entuziastai, mes nevadinam netgi save sportininkas. Tikrai jo, bet yra ten pro lygis, pro atletai, ar ne? Tai supraskit jo, kad pro atletai tai uždirba, jie turi kontraktus, jie turi sponsorshipus visokios, bet supraskit, kad jeigu jūs einate bodybuildingą su tuo tikslu uždirbti, tai iš karto galite pamiršti šį sportą. Neuždirbsit tikrai, kiek norit. Tas sportas baigėsi ties tom, kai jūs galvojat, kad aš pradėsiu uždirbti. Jo, neturi galvoti pinigus. Tai iš karto supraskit, sportas čia iš karto baigėsi. Tiesiog pagalvokit, ar jūs ateinat į šį sportą, kad jūs esat sportininkas ir jūs tikrai norit pasiekti kažką, įrodyti visų pirma savo, kad aš galiu kažką padaryti, o ne iš kažkokio dėmesio iš kitų ir bandymo užsidirbti. Bet ar yra taip, aš nežinau, bet gal yra, nežinau kaip Lietuvoje, bet užsienį gal yra, bet Lietuvoje tai neįsivaizduoju. Užsienį tikrai yra ir ateina todėl labai daug vaikų į šią industriją, kad prasimušti ir pradėti užsidirbinėti, tai jeigu pasiseks, tai wow, tikrai paspausiu ranką, jeigu pradėsi taip ir tau pasiseks, bet tikrai tai yra vienetai. Jo, kaip žmonės daugiau norės sportuoti, daugiau sakys, tai gal čia pinigais lyja dar kažką. Ne, tikrai pinigais nelyja. Jo, tai pasikartojam, pasentrinam, turi patikti, turi gyventi, turit mėgti, turit suprasti, turit mėgautis procesu. Tai neturi būti kažkoks siekis ir laužimas, o kai yra noras, patinka, tai tada on the side su laiku ir atsiranda tie kiti dalykai. Tai čia kaip ir bet kokiam dalykė turbūt gyvenime, tai ką tu darai, tau turi patikti, o ne iš reikalo darai. Taip. Ir kai jau patinka tas reikalas, su laiku atsiranda kažkokie rezultatai. Taip. Tai čia kaip ir bet kokia, manau, sferai. Taip. Dabar kaip tik esu, masės auginimo sezone. Aš irgi jeigu ką. Ant masės. Aišku, man tai ten ta masė, žinai, tikrai nėra, kad ten stebuklingai auga, kaip aš norėčiau, bet šiai dienai negaliu skūstis, viskas tikrai gerai. Maistas pagal planą, viskas pagal planą, viską darau kaip visada, kaip ir juda, tai per daug nenoriu komentuoti, apie savo planus kažką nenoriu per daug sakyti, tai tiesiog viskas bus su laiku, darom, spaudžiam, auginam, deja, manęs Dievas neapdovanoja ten kažkokią ten stebuklingą genetiką, kad aš per 2 metus sprokčiau, tai šitam sportė esu nei daug, nei mažai 10 metų, tai nežinau.
Tai aš pasmeiškai, kaip ir minėjau, čia, kad tikit kažką lyja, aš, pavyzdžiui, darau, nes man patinka, aš myliu šitą sportą, aš mėgau šitą sportą. Taip. Tai žiūrėsim. Planas yra užlipti varžybas, aš tikrai noriu vėl sugrįžti, nes aš kiek jau 4 metus konservos dėžėje jau sėdžiu, jau užsikonservavęs ir sportuoju, tai lauksiu, kada vėl galėsiu užlipti, bet aš ir nelipu, kaip ir Daniel minėjo, jeigu nori daryti, turi daryti, tai turite viską pasverti, aš kadangi esu pasvėręs, kad forma dar nesu patenkintas, finansų visada gali būti daugiau, kol mintis, norai, tikslai yra kažkur mintis kitur nukreiptos, dėl to noro ten ir nėra. Pagerės forma, finansai, viskas ok, žinai, galim važiuoti padaryti sezonų, ten ir ne vieną, ir ne 2, ir kiek Dievas duos, ir piu, taip sakant. Tai žiūrėsim. O tu, Danila, sakai apie vasarį, ten šnekėjai, tai papasakok. Tai jo, kaip ir yra planas lipti pavasarį. Tai kiek čia liko? Turbūt spėjau iki kokio sausio. Turėsiu dar tą vadinamą masės augimo periodą, o po to prasidės pasiruošimas. Tai realiai mano planuose yra pabandyti užlipti WNBF federacijai, tai turbūt yra viena didžiausia natūralų ir stipriausia natūralų federacijų, pasižiūrėti ten savo jėgas, taip pat irgi NPC Natural federacijai būtų įdomu pabandyti savo jėgas ir pažiūrėti, kaip ten seksis, o po to, po visų varžybų žiūrėsiu, kaip seksis ir kalbėsim su treneriu, kokie bus tolimesni planai. Tai va taip. Tai, žodžiu, NBF-as, NPC... WNBF-as. O NPC lips, ar ne? NPC irgi norėčiau užlipti. O Lietuvoje ar jau eisi prokvalifajus? Apie to regionės techniką daryti? Aš nežinau, kaip su naturalsais, ar reikia regioninės daryti. Reikia, tik žygis darė. Atsimeni, jis gydė naturalsais. Įdomu, ar darė, kad reikia, ar darė, kad tiesiog nežinau. Užlipti. Tai aš irgi reikia pasidomėti, tikrai dar nesigilinau į tą, bet jau to reikės artimiausiu metu gilintis, bet visai irgi nebūčiau prieš užlipti NPC regioninėse ir pasižiūrėti irgi savo lygį su nenaturalais. Irgi visai būtų įdomu pažiūrėti, ką galiu parodyti, bet vis tiek pagrindė, manau, bus NBF'as ir NPC Naturals. Okay. O klausyk, Danila, o tau finansų užteks? Čia daug šnekam apie tos pinigus, šnekam. Tai žinai, tau pats pasiruošęs? Iš tos pusės, tai tikrai pradėjau atididinėti jau iš seniau ir visiems patiriu tą daryti. Kišeniai, kojinė, kažkiek tikrai atidinėkit, nes visą laiką gali būti, kad įsivaizduojat, kad bus tokia suma, bet kažkur išleis, kažkur dar ir jeigu nebusit pasiruošę, tai tikrai bus skaudžiai. Tai tikrai linkiu visiems, kas irgi planuoja ruoštis artimiausiu metu. Jeigu nepradėjo, tai ko greičiausiai pradėkit. Ko greičiausiai tikrai pradėkit taupyti varžyboms, nes po to prašinėti, gal skolintis irgi tikrai yra nesąmonė. Tai tikrai pasirūpinkit šio klausimu iš anksto. O klausyk, dabar klausimą turiu irgi taip pat. O tu, pavyzdžiui, žinai, kiek ten tas startinė kainuoja? Tarkim, kategorija, pavyzdžiui, lipa... WNBF, tai pavyzdžiui, kaip ir yra ir NPC, yra membershipo mokestis. Aha, federacijos mokestis. Federacijos mokestis, tai jis irgi kainuoja apie PEM. PEM eurų ar svarų? PEM svaro, jo, atsiprašau. Tai čia eurais bus PEM 80. Jo, žiūrint, bet tu gali WNBF užlipti ir Anglijoje, gali WNBF užlipti ir Lenkijoje. O Vokietijoje? Vokietijoje irgi gali užlipti, tai irgi žiūrint, kur tu lipsi, kokioj šalyje tiek tas mokestis skirsis, bet panašiai visur tas membershipas kainuoja apie 5 eurų,
O startiniai, tai irgi vėl priklauso nuo kategorijos, tai startiniai realiai yra nuo kažkur 8 iki 102 eurų, tai plus dar grimas. Grimas irgi kažkur apie 100 kainuoja. Tai palauk, tai NBF-as 5 svarų. Grimas 100 eurų ar svarų? Svarų. 100 Jeigu svarų. Anglijoje, tai svarų. 105 svarų. Ok, toliau. Kategorija? Kategorija irgi nuo 8 iki 102. Nu tai 100 įmant. 100 vidurkį visą laiką įmant. O kiek tu dalyvausi kategoriją? Per kiek? Per 2? Per 1? Per 3? Manau, per 3 kažkur norėčiau. Tai yra True Novice'ai turbūt. Novice ir Open klasas. Tai gerai, 300 svarų, tada 400 grimas, tada kiekvienas kortas, kiek ten, 50. 50 Turim 4 PM. 4 PM jau vienos, tai tiesiog tai yra vienos varžybos. Tai čia dar neskaičiuojamės, pavyzdžiui, apartamentų, maisto, kelionės į ten, skrydžio. Tai dar susidėkime ant to, tai plus minus tiek pat, tai būkit pasiruošę, kad plus minus vienos varžybos jūs gali apsieiti kažkur apie 1000 eurų. Nesismulkinant. Nes, realiai. Vienas varžybos, vienas štuka. Varžybos, jo. Čia nuo. Kažkur tikrai nuo bus. O jeigu įmant NPC, tai realiai plus minus tas pats, irgi membershipas ten... Aš dabar neatsimenu, NPC 5 eurų, man atrodo. Jo, gali būti. Tai va, NPC mokat už membershipą, taip pat mokat už kategoriją, kuri kainuot 100 PM priklauso nuo šalies ir varžybų lygio. Taip pat tanas vėlgi įvairiai. Gali būti 100, gali būti 100 PM, labai vėlgi gali būti įvairiai pro tanas, kaip susišviečiajam. Ir vėlgi, ar esat bičias, ar esat mergina. Taip. Jeigu esat mergina, tai jums dar reikia, aišku, bikinis kainuos labai daug. Ai, vyram, trūsai dar kainuos. Bet tai ten kiek, iki 100, ne? Tikrai dabar iki tikrai. Manau. Tai va, jeigu esi mergina, to bikinį mokė, bikinis nuo tikrai, 500 gali iki... Jeigu naujas, jeigu gali žiūrėsi dėvietą, tai tikrai galima iki 200, nu, tai 2 PM. 2 PM, 3, jo, gali ras, bet šiaip tai principė nuo 5 ir ten plus. 500, įmamat. Tai esi mergina, žiūrėk, mokė 500 už bikinį. Batukai, nu gerai, ten kokie kem euriukų, nu ir 5 kem. Toliau, grimas, 100, bum, tai jau turim kiek čia, 6-7, tada turim kategorijas, 3 štuką, jau turim štuką. Nu tikrai, jo, merginom ir labai dar daug. Plaukai, dar make-upas, viskas. Dar 100 ten pusantro, ne, jau 1 PM. Pragyvenimas, pam, turim pusantro gabalo ir daugiau. Tai ruoštis brangu. Pataupykit. Tai. Aišku, dar papildai susideda. Tai čia jau kiti dalykai, jau čia papildai, kiti. Bet tada tikrai iš papildų pusės, tai manau tikrai nepirkit beleką ir nepirkit visko. Pavyzdžiui, kokias tavo top 3 būtų papildai? Top 3, nu, aš tai esu jau sakęs, man tokia šventa treibė, va. Čia visiems. Magnis, omega 3, vitaminas D. Strict. Jau tokia grys, svarbiausia. Aišku, jau galima ten ir pridėti ir kreatiną. Tikrai, jo, tikrai. Kreatiną, nu dar gliutaminą. Kreatinas, gliutaminas, bet irgi su to pačiu magniu ir su to pačiais papildais žiūrėkit ir rinkitės geras formas ir veikiančias formas. Tai pavyzdžiui, magnis tai būtų glicinatas, bisglicinatas ir irgi pastebėkit, pažiūrėkit į etiketę, kad kiek yra to vadinamo elemental magnesium, nes dažniausiai rašo tiek yra magnio, bet to elementinio magnio yra nedaug. Tai irgi pastebėkit į etiketės, pavyzdžiui, yra Life Pro, kurią aš asmeniškai naudoju, ten rašo kiek yra elemental magnesium. Irgi su omega tai turbūt yra kokybės ženklas IFOSas. IFOSas gali būti. Šiaip yra ten nemažai tų kokybės ženklų. Amerikoje yra kitoks, aš dabar pamiršau. Europoje yra IFOS plačiai naudojamas. Jeigu IFOS jau nėra,
ir norit pataupyti, bet norit tos pačios kokybės, tai tiesiog bendrumo žiūrėkit į EPA. Į Kuo daugiau EPA ir jo. EPA rūgšties, kad būtų kuo daugiau. Bendrumoji omegos žmogui, na, reikėtų, bent jau aš laiklinkęs esu į didesnę dozę, tai bent jau mėgstu 2 gramus kokius. Ja. Ne taip kaip ten kokiuose, nu, neminėsiu brandinių vardų. Jo, tikrai neminėsim čia. Tai būna ten labai EPOS gerokai mažiau, ten, tarkim, būna omegos 1000 mg, o bendrumai EPA ar DHA 300 mg. Tai realiai jums reikia išgerti kaip minimum dar kokių ekstra 10 porcijų, kad gautum 3 gramus, nu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai gaunasi, jūs turite suvartoti 10 kartų daugiau ir gaunasi labai didžiulė išeiga, dėl to bendrumoje jūs stipriai permokat. Dėl to geriau susirasti, išsudėti, pasižiūrėti, kad būtų omegos kuo daugiau. Greičiausiai tokia omega bus gerokai brangesnė, bet jeigu skaičiuoti porcijai, tai jūs nepermokysit, tai greičiausiai kaip tik jums bus net pigiau iš tikrųjų. Tai atkreipkite dėmesį papildus. Kretinas tai monohidratas, paprasčiausias, krepiūras jo, tai tokie paprasčiausi, gliutaminas, aišku, taip pat. Toks papildas iš tikrųjų, kur aš visai jaučiu jo poveikiai, ypatingai, tai va, tarkim, kai aš keliavau, gliutamino neįsidėjau, Sorio video, va, nepasakiau. Tai... O taip pat to ir būna. Tai va, man iškart kelionės, pavyzdžiui, žarnynas streikuoja. Dabar pradėjau vėl įtraukinėti, jau man šiek tiek geriau. Nu, pas man šiai būna kelionės dalykai, bet čia jau kiti. Kokie geri dėjai? Standartiškai. 10 gramų ryte, 10 vakare. Nu jo, aš irgi. Čia tokia visiškai tipinė dozė. Čia tokia standartas realiai. Absoliutus. Tai tokie, tai čia tokie baziniai papildai, ko tikrai reikėtų. Nu jo. Iš tikrųjų, čia nepriklauso net vieno tikslo. Tai va, vitaminas D, omega, magnis, tada kretinas ir glutaminas. Kretinas, glutaminas, jo. Aš tikrai sutinku. Ir tikrai jau, jeigu norėsit kažkokius kitus papildus, tai jau turbūt reikėtų žiūrėti kraujų tyrimus ir ar reikia jums to. Tai jo, tai va čia tokie esminiai. Na ir šiandien turbūt baigsim savo pirmąją pasirodymą, taip sakant. Jo, tai jeigu jums patinka šitas projektas ir norit, kad mes testume mūsų šitos pašnekesius, tai iš tikrųjų skatinu, tada parašykit mums klausimus. Parašykit klausimus, parašykit temas, kurios norėtumėt išgirsti. Jo, tai būtinai atsakysim. Taip pat mus galite paremti. Tai įkelsim Patreoną, jo, aš manau. Ir jeigu norit bendradarbiauti su mumis, tai prašykit mums taip pat elektroninį paštą. Mes būtinai atrašysim, mes mielų norų priimsim bendradarbiavimo visas sąlygas, nes laukiam tikrai jūsų. Ir ačiū jums. Ačiū jums. Nu ką, iki greito. Iki greito. Iki.